Nenormaliai. Nenormaliai. Sveiki draugai ir visi, kas žiūri. Welcome back to my filmic life. Šiandieną esu paruošęs visai neblogą programą šiandienos vlogui. Keliausime dviračiu, traukiniu iki Lentvario. Nuo Lentvario minsime į Trakus. Nusimato neblogas tripukas. Pradedu vlogą iš Ąžuolyno parko. Liko nedaug čia minti iki geležinkelio stoties. Oras šiandieną tokiam tripui labai palankus. Nei per šilta, nei per šalta. Lietaus nenusimato. Nėra labai vėjuota. Nusimato šiandien minimum plius minus 45, gal 50 km. Nėra labai daug. Nuo namų iki geležinkelio stoties apie 7 km. Nuo Lentvario iki Trakų 10 km. Tai šitie skaičiai dvigubinasi. Gaunasi apie 34 km. Ir planuoju Trakuose aplink ežerą ten pasisukioti apie 10-15 km. Jeigu nesi užsiprenumeravęs mano kanalą, tai spausk subscribe, like. Karts nuo karto sugalvoju visai įdomių dienos tripukų. Dar nesu nusipirkęs traukinio bilietą, bet tai nusipirksiu jaučiu, kai atminsiu į geležinkelio stotį. Darysim nusileidimą. Išlysim realiai netoli geležinkelio stoties. Pasiėmiau dėl viso ko šortus maudymuose. Ne šičia. Šito tako nežinau. Shit. Ne. Čia aš nenoriu leistis. Čia kažkoks yra, bet... Ne. Blemba. Nereikia čia incidentų, man dar net neišvykus iš Kauno. Leisiuosi biškį ant stabdžius čia. Ne. Vos nesusimėčiau. Nusileidimas pavyko. Tai išvyksim iš Kauno plius minus 11 ryto. Trakuose būsim šiek tiek po pietų. Kaip mane šitie nervuoja dviračiai padaryti požeminėse perėjose. Visiškai kažkaip vairas kliūna visur, pedalai kliūna. Įvairuosiu čia sunkiai. Taip, žiūrim, ką turim. Išvyksta po 11:10. Blemba, nežinau, ar spėsiu bilietą nusipirkti. Nebespėsiu jaučiu. Labą dieną. Galiu traukinį nusipirkti bilietą? Galit. Einam pasivaikščiot po traukinį.
Greitai lentvaris. Tai stabdo, jaučiu jau galima rakinti dviratį, išlaisvinti. Lentvaris. Niekad nesu buvęs dar Lentvarį. Jau ir valgyt užsimaniau. Bet nežinau. Ir valgyt, ir atsigert. Į kurią čia pusę važiuoju dabar, net neįsivaizduoju. Kažkokia alėja. Tai nežinau, kaip čia su maistu daryti, ar pakentėti iki Trakų, ar čia kažką susirast, užkast. Na, šitam Lentvarį visai. Na, kokia bažnyčia. Varom pasižiūrėti. Šiaip gal net ir užeiti visai verta būtų. Bent apvažiuotai tikrai. Nu, gražiai jisai atrodo. O į vidų eisim. Dar neapsisprendžiau. Per kurią pusę įėjimas. Jaučiu čia.
Nėra atidaryta. Aha, norėtų. Ne, atidarytas šitas. Ne, uždarytas. Nu, okei. Neisim. Va, ten tai namukas. Statė kažkoks žmogelis dvarą savo. Daug metų statė. Man rodos mačiau šitą per kažkokią tai televizijos laidą. Eina savo gerai atrodo. Žiūrėt, tvora kokia. Pauksuota. Ne pauksuota. Gerai, pumpuojam į Trakus. Šiaip tai čia Lentvarė yra ežeras, Lentvario dvaras, Tiškevičių berods dvaras. Tai gal kai grįžinėsiu jau prieš traukinį atgal į Kauną, gal tada užsuksiu, o dabar pumpuojam greičiau į Trakus. Turim 12:30. Beveik visą kelią iš tikrųjų, taip įtariu, dar nežinau, yra dviračių takas. Pakankamai saugu važiuoti nuo Lentvario iki Trakų. Šiokią tokią atkarpėlę gatvę teko pavažiuoti. Aš šiaip jau Trakuose, kelionė visai neprailgo. Visą kelią dviračių takų. Tai visiškai saugiai. Ten buvo viena atkarpa, kur gatvę reikėjo pavažiuoti. Gal kilometrą kokį. Man rodos, kad yra traukinys ir iki Trakų, bet jau čia persėdinėt kažkur reikia tiesioginį iš Kauno, tai nėra. Gal iš Vilniaus tiesioginis yra. Bet tai ne, tai smagiau, su dviratuku nuo Lentvario. Labai good. Ką minam prie ežero kažkur. Žiūrėsim, ką toliau nuotykiausim. Gerą maršrutą aš šiandien išsirinkau. Dabar galvoju, kur čia numint, gal prie pat pilies reikia mint. Geras daiktas tas skambutis. Duokit kelią. Lenktynininkas lekia. Esu aš ėjęs, bet nebuvo šito grįstas toksai takas anksčiau. Va, dėl to tai tikrai gerai su dviračiu. Pėsčiom čia visą šitą taką įveikti, tai užtrunka laiko. O dviratuku tai čia per 5 minutės pravažiuoji tą taką. Yra pasikeitimų Trakuose.
Tai iki pilies jaučiu, nu, o po to per šitą tiltuką gal kažkur tai ten. Miško tokiais offroadais. Pradžiai davai iki pilies. Ką tu vaizdas, pasakėlė. Bet nematau, kad žmonės maudytųsi, jaučiu, nėra labai šiltas vanduo. Oi, čia kiek žmonių. Taip. Tai žolytė su kalnų dviračiu ne bėda. Kaltininkas dėl to. Kaip aš ten prasibrausiu kaip nors. Čia jau bestis, jau čia reikia žiūrėti. Nes čia jau kamštis. When I was doing the ground workshops around. Oh yeah, I totally will, yeah. Or yeah, every we have a collection of all the units. We get one for sure. Who's this? It's just fishing. Nu, vandenėlis tai skaidrus, kviečia išsimaudyti, bet jaučiu ir vėsus. Aplenksim visus per čia. Oi, to mano tilto tas pats.
laiptai. Čia ne laiptai, bet statoka. O čia vėl jau čia reikia vietų. Tas gal ne. Nu, dar niekad nevažiavau su dviračiu čia per šitą tiltą. Kaip sakoma, gyveni, kol yra pirmų kartų. Apsuksim garbės ratą aplink Trakų pilį. Negražiai atrodo, čia tas statybinės tvoros, visi stelažai tie. O, čia gerai. Minso, aš jaučiu po to į aną tenais pusę. Turiu ten tokią įlankėlę slaptą. Gal tenais ir net susigundysiu į vandenį lyst. Yeah, too much people. I don't like it. Need to get out from here. Šiaip nepavargau visai, ta prasme. Į Klautuvos ten Zapiškio sunkiau ir daugiau kilometrų. Nu ką, lekiam per šitą tiltuką į įlankėlę tokią, pačilinsiu. Miško takais prasidlėksiu. O, čia nais koks. Wow, čia nais.
Aš jau galiu duoti 10 balų šitam tripui. Bet besimaudančių žmonių tai kaip ir nematau. O kaip man ten pravažiuoti? Nėra. Ir kažkur kitur reikia. Va į tą įlankėlę aš noriu. Matyt, tenais dar reikia važiuoti. Nežinau. Čia irgi nepanašu, kad būtų takas į mišką. Ok. Vadinasi, dar pagrįžt reikia. Blema, prieš tai važinėjau su užrakinta šakė amortizatorium. Dabar atsirakinęs pavažinėjau, pašokinėjau. Visai patiko. Tikriausiai ten reikia dar paminti. Nežinau, jau turbūt labai daug jau nebeprifilmuosiu. Žiūrėjau, baterijos kameros liko apie 30%. Kur tas miško keliukas? Nu, tikriausiai gerai važiuoju. Pamatysit, koksai tenais geras vaizdas. Tik reikia rast privažiavimą. Aš ten su valtim plaukdavau visą laiką. Problema. Į privačius kiemus važiuoju. Nieko dar tęsis kelias. Va, kažkas panašaus čia jau. Grįstas akmenim kelias. Autentika. Ne, jau aš kažkur net čia. Ai, o gal ir čia. Pasimečiau aš jau čia. Ne, not here. Ne, blemba. Ne čia. A čia gal privatai, gal negalima. Nors neturėtų būt. Privati. Turėtų būt galima. Supynės. O, čia kažkokie miško takai yra, bet jau čia neves jie iki ten. Nežinau, čia aš ar noriu tarp tų žolių čia būt. Tos supynės čia vaikiškos.
Pravažiavau, man ten reikėjo, ten va. Blemba grįžtų. Nu, blemba vis tik paklausiau pa žmogelį, kad ten pro jacht klubo pasirodo reikia ieškoti to tako į mišką. Važiuojam dar kartą pračekint. Va, čiagi tas takas, blemba. Prie pat buvau, bet pritrūko biškį pavažiuot, pasižiūrėt. Sutriušę kaip čia. Tas savo užvirtęs medis. Nu davai, prasinešim. Kažkaip tai. Minam. Toliau minam. Nebeįminsiu čia. Kas čia per džiunglynai? Nu jau kažkur čia. So. Va. Vietelė. Gal reikėjo bandyti dar toliau važiuoti. Gerai, čilinsim čia. Visai čia nice. Nice viečiukė. Va, tokia mano vieta. Poilsiavietė. Va, jeigu sugalvočiau maudytis šičia. Blemba, degtinės būtų tas įmestas. Ką aš nesuprantu tokių žmonių. Tie ten su valtim išvarys, aš jaučiu persikelsiu ten. Ir čia irgi galima lipti vandenį. Švarus vanduo, kažin ar šiltas. Būtų gerai erkių neprisigaudyti.
Baterija žiūriu jau baigėsi, jaučiu baigiu vlogą, nesvarbu maudysiuos ar ne. Grįžimo jau tikrai nenufilmuosiu, tai iki kito karto. Radau dar vieną vietelę. Ir gal visai nebloga. Gal maudėtės? Šaltas, ne, ledinis. Matau, kažkaip nelabai kas maudosi. Jo. Visiškai su offroadais čia varau. Eik savo, kur aš šlysiu kur nors. Nubraunamas. Žiesni kas čia. Užsikabinau biškį. Nenormaliai. Nenormaliai. Maudymosi sezonas. Kamuolys kažkoks. Nu davai, apsistojam, bandom čia.